Prekę branginam 3 kartus po tiek pat procentų ir kaina padidėja 95 ir čia va dar po kablelio štai tiek skaičiukų procentais lyginant su pradinė. Klausia, po kiek procentų kiekvieną kartą brango ši prekė? Tarkime, mūsų prekė kainavo pradžioje A eurų. Prekės kaina A eurų. Tada branginam ją. Pirmą kartą branginam kažkiek tai procentų. Antrą kartą tiek pat procentų ir trečią kartą tiek pat procentų. Ir mūsų dabar kaina padidėjo 95 ir taip toliau ten tų procentų, tai bus 1,9531125A. Iš čia ką aš gaunu? Iš A aš galiu padalinti, A nelieka, nes prekė turbūt nekainavo 0, taip A nelygu 0, gaunu P kubu lygu 1,9531125. Štai toks ilgas skaičiukas. Ištraukiu iš abiejų pusių kubinę šaknį ir gaunu P lygu 1,25. Taigi, mūsų kaina kiekvieną kartą buvo padauginta iš 1,25. Taigi kaina kiekvieną kartą kilo 25 procentais.